Sveiki, aš Algimantas Kvecys, Lietuvos skeptikų draugijos pirmininkas, esame Vartotojų alijanso nariai. Kaip nevyriausybinė organizacija, asociacija veikiame vartotojų teisų apsaugos srityje ir iš vartotojų teisų apsaugos perspektyvos specializuojamės keliose srityse, kaip po kritinio mąstymo ugdymas, šarlatanizmo atskleidimas, tam tikrų manipuliacinių taktikų, reklamos įstatymo pažeidimo atvejų išviešinimas, parodymas ir tam tikra prevencija. Šį kartą noriu pakalbėti apie vieną tokią temą kaip šarlatanizmas. Susidurime su tokiais atvejais, kad žmonės jaučiasi dažnai desperatiškose situacijose, ieško greitų, efektyvių sprendimų, kaip numalšinti savo nerimą, doroti su finansinėmis situacijomis ir iššūkiais, psichologiniais ir emociniais sunkumais, ieško, kaip išspręsti savo sveikatos problemas ar tiesiog socializacijos tam tikrą stygių. Ir šitoje vietoje dažnai pagalba ateina šarlatanai, kurie pasiūlo greitą sprendimą, kad tą situaciją žmogus galėtų suvaldyti iš tikrųjų, arba bent jau galvoti, kad jis tą situaciją suvaldo. Iš pirmos pažiūros toks terminas kaip šarlatanizmas gali skambėti kaip kokia istoriniai terminai, tai apibrėžiantis tai, kas vyko anksčiau, kažkokie tai šamanai, gūrų, žiniuoniai, teikianti savo kažkokias paslaugas ar įžvalgas. Bet lygiai tas pats vyksta ir dabar. Kas pasikeitė, tai kad mes gyvenam teisinėje visuomenėje, kur jeigu vyksta kažkokie tai komerciniai santykiai, vyksta mainai, sumokami pinigai už prekes ar paslaugas, įsijungia tam tikri mechanizmai, kurie suteikia tam tikras atsakomybės ir pareigas ir teisės abiems pusėms. Tai reikėtų žinoti, kad jeigu mes perkame, pavyzdžiui, batus, kurie suplyšo, mes esam nepatenkinti ir norim, kad verslas grąžintų mums pinigus už nekokybišką prekę, yra tam tikri situacijos ir būdai, kaip užtikrinti tas pačias teisės ir gauti teisingumą, jeigu vartotojas buvo apgautas perkant magišką amuletą, kažkokią tai pranašystę, kažkokią tai efektingą egzotiškos šalies gydymą. Norėčiau paminėti keletą tokių tradicinių sričių, kur mes kaip organizacija pastebime, kur daugiausiai tarpsta to šarlatanizmo. Tai visų pirma tas, kas yra su sveikata, sveikatinimusi, gydymu. Maisto papildai, homeopatiniai preparatai, įvairios egzotiškos praktikos užsiėmimai, terapijos. Kita tokia sritis bus įvairūs kursai ir mokymai, kur žmonės susibūrė, ieško naujų patirčių, naujų idėjų, pakeisti savo gyvenimo būdą, mąstymą ir panašiai. Ir trečia tokia sritis turbūt bus, kas yra susijęs su finansais, tai yra kriptovaliutos, investavimas, greitas praturtėjimas ir panašios schemos, kurios tarsi leidžia tiems žmonėms greitai praturtėti arba įgauti papildomų pajamų. Iš tikrųjų, vienas svarbiausių aspektų, kuriuos norėčiau paminėti, tai yra kaip atskirti šarlataną nuo nešarlatano. Ir čia nebus lengvas darbas, todėl kad sofistikuota patyrusi įmonė, kuri turi įvairius būdus, kaip pasiekti savo klientus, spausti juos priimti sprendimą greitai, pirkti čia ir dabar, naudoti įvairias manipulacijos, galbūt technikas. Ir tai gali būti visiškai legitimus verslas, kuris nepažeidžia jokių įstatymų. Tačiau šarlataną mes dažniausiai atskirsime iš to, kaip jis reaguoja į kitus paslaugos teikėjus, pavyzdžiui. Tai dažniausiai šarlatanas demonizuoja visą sistemą, mato tai kaip kažkokį priešą, o jis turi kažkokį tai savo unikalų vaistą, būdą, prietaisą, metodą, kad išspręsti tą situaciją. Šarlatanas bus dažniausiai nelinkęs atskleisti savo kvalifikacijos arba remsis labai abstrakčiomis frazėmis, bus įgijęs kažkokią tai kvalifikaciją ar turės kažkokį rodys, kažkokią tai diplomą, kuris yra įgytas kažkokioje kitoje egzotiškoje šalyje. Čia tas, galima sakyti, taikomas principas, pranašas savoje šalyje nebūsi, tai jeigu atsinesi kažkokią praktiką ar produktą, kurio čia nėra, tai vadinasi automatiškai tas produktas jau yra geresnis negu čia esantis. Taipogi kalbėjimo
kalbėjimo būdas, technikos ir manipulacijos. Dažniausiai klientai yra spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar, yra naudojami tiesos teiginiai, 100% užtikrintumas, kurį jau minėjau, kitų alternatyvų demonizavimas ir dažniausiai tas vadinamas meilės bombardavimo efektas, kada klientas, kuris ieško tam tikros paslaugos ar prekės, nėra kalbama apie pačią prekę, bet yra gilinamas į žmogų, užbombarduojamas tas žmogus meilė, norint jį patraukti, sukurti gerą ryšį ir tada jam galima parduoti praktiškai bet ką. Norėčiau paminėti labai svarbų aspektą šioje srityje, tai yra kaip žmonės patampa šarlatanų veiklos aukomis. Didžioji dalis žmonių būtent naudojasi šarlatanų prekėmis ar paslaugomis tada, kai jie pakliūna į neapibrėžtumo situacijas arba socialiai pažeidžiamas situacijas. Pavyzdžiui, neteko artimojo, prarado sveikatą, serga lėtinėmis ligomis, turi psichologinių, emocinių, psichosocialinių problemų, papuolė į ekonominę kažkokią tai krizę, tiesiog gavo kažkokią tai baudą, nukentėjo nuo kažko tai ir šitas visas neapibrėžtumo faktorius lemia tai, kad žmonės ieško, kaip tą situaciją labai greitai suvaldyti čia ir dabar. Aišku, dažniausiai į pagalbą ateina šarlatanų prekės ir paslaugos, kur efektas yra greitas, patikimumas yra 100%, tik tais kaina dažniausiai būna net kelis kartus ir aukštesnė. Tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad dažniausiai padėti tokiems žmonėms gali būtent artimieji, ne jie patys. Vis dėlto norėčiau paminėti, kad yra būdų, kuriais galima gauti teisingumą, apsiginti arba gauti kompensaciją. Tai yra vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri gina vartotojų teisės. Tokiu atveju, jeigu jūs nusipirkote prekę ar paslaugą iš šarlatano ir negavote jum norimo efekto arba buvote akivaizdžiai suklaidintas, paskubėkite surinkti įrodymus apie tą prekę ar paslaugą, padarykite ekrano nuotraukas su laiku ir data, surinkite nuorodas, jeigu tai yra pasikartojanti informacija arba skirtingose šaltiniuose, surinkite iš skirtingų šaltinių ir pateikite vartotojų teisių apsaugos tarnybai prašymą išnagrinėti šitą situaciją. Jeigu įvyko vis dėlto komerciniai mainai, jūs nusipirkote prekę arba paslaugą, kurią esate nepatenkinti, jūs turėtumėte kreiptis visų pirma į tą šarlataną, tai gali būti asmuo arba įmonė, kuri teikia tas paslaugas arba prekes ir paprašyti jų kompensuoti tą patirtą žalą, jeigu verslas arba asmuo to nepadaro, tada reikėtų kreiptis į vartotojų teisių apsaugos tarnybą su skundu ir tada tarnyba sureaguos ir padės jums tą situaciją veikiausiai išspręsti. Visgi, jeigu situacija yra neaiški, nežinote kaip elgtis, galite kreiptis ir vartotojų teisių apsaugos asociacijas pagal jų kompetencijų sritis, o jeigu susiduria su šarlatanizmu, reklamos įstatymų pažeidimais, nepagristais teiginiais, galite kreiptis ir į skeptikų draugiją. Mes nukreipsime jūs ir padėsime atlikti tinkamai žingsnius, kad tas teisingumas būtų atstatytas.